Nu ir dar ką pastebėjau, tai kaip sakiau, kad pagrindinis, na vis tiek čia, pavyzdžiui, grindis, jeigu žiūrint, matai, va siena, kai įšilusi yra, jinai spinduliuoja šilumą, bet jeigu toliau pasitraukus, jau matosi mėlyna spalva, tai čia yra drėgmė šitoje vietai, to aš dar su aparatu parodysiu. Ir čia, aišku, pas tai dar bus, nu, greičiausia, kad čia pas tai ne viena problema susidėjo iš karto krūva, tai kai tas kampas prabėginėjo, nes va, matosi kontrastas, ten kur iššilusi siena, tai jinai jau tipo kaip ir iššilusi, bet viduje vis tiek dar šlapia, nes per plyteles po apačia yra drėgmės privaryta, nu tai tą drėgmę bando kelt, nes aš, kai atsimenu, tai čia buvo drėgmė, nu, aukščiau šito viso taško. Tai, nu čia tai vat pavaikščius matosi akivaizdžiai, žinai, tas kampas, vat, kur spinduliuoja tą šilumą, va ten apie 20-15 cm. Ir ten plintusas pas tave pilnai atšokęs. Ir iš anos pusės lygiai ta pati situacija. Tai aš tau ten nieko naujo net ir neparodysiu. Ten matai drėgmė, jinai toks kontrastas, ten ir oras nejudantis, bet matau ir drėgmės yra. Bet palei apačią, kur va stovėjo tavo indaplovė, iškart labai ryškus kontrastas, nu toks kvadratas mėlynas, labai ryškus. Netgi matosi, juoda spalva jau net nemėlyna. Tada eina čia, va, matai, kur rodžiau tada. Tai čia irgi. Bet čia pagrindinis visas akcentas panašu, kad iš čia ir eina. Šita dalis, plus indaplovė, plus tas tavo kampas, kur prabėginėjo. Tai viskas į vieną krūvą ir susidėjo. Ir va čia tokia kaip gaudyklė gavosi. Kai vanduo bėgdavo per sieną, per čia kažkur prabėginėja. Konkrečiai. Ir tada va, iš šitą susigaudo ir šičia va, kaip siena blokuoja. Ir į tą sieną visas vanduo atsimuša. Nes, pavyzdžiui, čia, nu, va, neaišku, jinai bet kuriuo atveju turės drėgmės, tai ten, čia greičiausia bus, kai dar ta siena, žinai, va čia pas tai nebuvo, čia buvo spinta, kuri įkaltas net metalas buvo į kampą sienos, tai per tą įkaltą metalą irgi vanduo prabėginėjo. Tai dabar šitą dalį susitvarkėm, dabar lieka kraniukai ir indaplovė, šitos dalykus dar sutvarkyti liko. Nes, pavyzdžiui, vonioje tai nėra tokio akcento ryškaus, kad ten būtų vat, kažkur vonioje pratekėtų. Nes aš su matuokliais, nu, nes čia, kad drėgmė bus vonioje, tai čia faktas, jinai šiaip drėgnesnė yra. Tai čia, kur matau sienos, nu, ten tos drėgmės akivaizdžios tokios, kuri ten kritinė tokia būtų, nu, nėra jos. Tai dabar su matuoklimis. 68, 67. Max yra, norma yra normalu dar plus minus 30-20 procentų plus minus. Čia aišku jau sienai daugiau bus drėgmės, nes siena, matai, jinai siurbia kaip kempinė, traukia iš apačios drėgmę ir jinai per ją va, ištraukinėja, nes per plytelę šiaip gana sunku tą drėgmę išimti, nes matai, va, kontrastas skiriasi. Jeigu ten dar viršui, tai dar mažėja. Nu ir taip ta siena mažėja drėgmė. Vizualiai, tai lygiai tas pas ir čia. Tai va, tai mintis tokia, kad pradėti reikia nuo kranelių, nuo kranelių ir indaplovės, o po to toliau trauk drėgmę ir čia panašu, kad dar, žinok, blemba, čia dar panašu, kad užtruks laiko trauk. Apie kažkur tai 2-3 savaitės tai tikrai, žinok. Nes jeigu sustabdysi, tai tau, nu, iš karto drėgmė nepasikels, bet jinai po kažkurio laiko vėl pradės lysti tie burbuliukai, nes, nu, vis tiek jinai bandys išeiti per kažkur tą drėgmė. Tai jinai ieškos silpniausių vietų, tai dažniausiai būna vat, apatinė dalis. Nes ten matau, kur viskas uždažyta, tai va, viskas vėl dėmėm nuėjo. Nu, nes jau, kaip ir sakau, vat keliasi drėgmė, jinai bando rasti lengviausią kelią, kur mažiausiai pasipriešinimo.